Labas vakaras. Taigi, ponia Šimašiau, koalicija yra, žadėjote naują kokybę, bet kurgi ji? Iš vienos pusės, piliečiais besivadinantis Garliavos rėksniai, iš kitos pusės Pakso, Gražulio ir Imbraso partija. Kur ta nauja kokybė? Vilnius pagal Vilniečius tvarkoje, bet kompanija, kurioje esate, tokia neatrodo pati garbingiausia. Yra net posakis. Pasakyk, kas tavo draugai, pasakysiu, kas tu. Kaip susijęs su jūsų šūkiais ir lozungais Rolandas Paksas, Petras Gražulis, Juozas Imbrasas. Jau nekalbu apie Garliavoje prie tvoros matytus asmenys. Jūs nemanot suklaidinės rinkėjus? Ar už jūs būtų tiek balsavę žmonių, žinodami, kad jūs eisite į koaliciją su šitom dviem organizacijom? Tai buvimas valdžioje ir valdžios stabilumas jums yra didesnė vertybė už kokybę valdžios. Bet vis dėlto, koks argumentas turėti daugiau negu reikia? Tam, kad būtų dar stabiliau nei stabilu? Jeigu yra koalicija, kuri turi daugumą 26 ar 27 vietas ir tai yra daugiau negu pusė, kam gadinti kokybę?